Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien trumpai kartu su jumis noriu pakalbėti apie žvakes, ką reiškia žvakės, kam jos yra reikalingos, kodėl mes turime naudoti būtent žvakių grafiką, kaip mes galime skaityti žvakes ir ką duoda mums suprasti žvakės bei kaip tai naudoti savo prekyboje. Tad šiandien kartu su jumis mes pabandysime išsiaiškinti, ką reiškia žvakės ir kaip mes jas galime naudoti savo prekyboje. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką bei aišku parašyti savo mintis komentarę. Tai čia mes matome grafiką ir čia yra būtent žvakių grafikas ir mes turime jį naudoti dėl vienos labai paprastos priežasties, nes žvakių grafikas mums duoda suprasti daugiau informacijos ir mes galime daryti tam tikras išvadas. Tai dėl to mes visą laiką savo prekybą naudojame žvakių grafiką ir dabar mes pakalbėsime, ką reiškia žvakės, kaip mes galime jas skaityti. Tai šitam grafike mes matome, kad yra daug įvairiausių žvakių, yra raudonų, yra žalių, tai mano atveju yra baltos ir pilkos žvakės ir mes matome, kad jų kūnai, jų spaikai yra pakankamai skirtingi ir dabar mes pabandysime išsiaiškinti, ką tai reiškia, kaip mes galime tai naudoti savo prekyboje. Tai visų pirma, kaip jūs pastebėjote, pas mus žvakės yra skirtingos ir dabar aš pabandysiu trumpai paaiškinti, koks yra esminis skirtumas ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Iš tikrųjų mes turime 3 rūšių žvakes, tai jūs matote štai čia, kaip atrodo tos žvakės ir aš jas pavadinau. Mes matome, kad neapibrėžtumo žvakė spaikai, tai spaikai yra štai čia, tiek apatinis, tiek viršutinis yra beveik lygiai tokie patys ir tai mums duoda suprasti, kad mes rinką turime neapibrėžtumą ir mes kol kas nežinome, į kurią pusę kaina eis toliau. Štai čia mes turime dar vieną žvakę ir štai šitą žvakę vadinasi kontrolės pasikeitimo žvakė. Tai reiškia, kad kontrolę perima arba pirkėja arba pardavėja atitinkamai pagal žvakę. Jinai gali būti atvirkštien, tai yra gali būti ir raudonos spalvos, tai reiškia tiesiog veidrodinė situacija ir viskas yra atitinkamai atvirkščiai. Tai trumpai dabar noriu jums parodyti, tai tarkim mes turime štai čia kūną, turime štai čia ilgą spaiką ir štai čia mes turime mažesnį spaiką ir pas mus yra aišku atvirkštinis variantas nei matome štai čia. Toliau mes turime štai tokį impulsą, tai reiškia, kad štai čia yra didelis kūnas ir čia mes turime 2 mažus spaikus ir šita žvakė mums signalizuoja, kad rinko yra stiprumas, tai šiuo atveju pas mus dominuoja pirkėjai, nes matome, kad žvakė yra žalia, jeigu mes turime raudoną žvakę, tai atitinkamai dominuoja pardavėjai. Mes štai čia matome, kad pas mus yra 4 stiprios žvakės ir trumpai noriu pakomentuoti, ką kiekviena iš jų reiškia. Tai štai čia mes matome, kad buvo pakankamai stiprus impulsas ir per visą šitą laikotarpį pas mus buvo, kad dominavo pirkėjai ir mes matome, kad net štai čia nėra spaiko, tai reiškia visą šitą laikotarpį tiesiog pirkėjas stumia kainą ir neturėjo jokios konkurencijos. Tai reiškia, kad mes matome, kad rinka yra stipri, pirkėjai dominuoja ir mes galime tikėtis tolimesnio augimo. Čia yra beveik viskas tas pats, tik mes matome, kad jinai yra šiek tiek mažesnė, tai yra žvakės kūnas yra mažesnės, tai reiškia, kad pirkėjai šiek tiek dominavo mažiau ir štai čia matome trečią žvakę, čia yra viskas atitinkamai taip pat kaip ir prieš tai esančią žvakę, tai jinai yra šiek tiek mažesnė, bet čia nėra spaiko, tai reiškia, kad pirkėjai vis dar yra stiprus ir mes galime tikėtis tolimesnio augimo. Ir štai čia yra ketvirtoji žvakė, tai šita žvakė jau yra silpna, nes jeigu čia yra kūnas mažas, tai reiškia pirkėjai nelabai dominuoja ir mes galime pamatyti, kad trendas keisis ir šita žvakė dažniausiai mūsų priveda prie kitos žvakės, apie kurią mes greitai ir pakalbėsime. Tai štai čia mes matome, kad jeigu turime labai didelį impulsą, tai yra žvakės kūnas yra labai didelis, tai reiškia, kad yra masiniai pirkimai ir pirkėjai dominuoja. Jeigu mes turime atvirkštinį variantą, tai yra jeigu kūnas raudonas, tai yra masiniai pardavimai, tai tiesiog turime veidrodinę situaciją. Na ir štai čia yra mūsų štai šita ketvirtoji žvakė, kur kūnas yra mažas ir jinai mums sako, kad yra silpni pirkimai ir tikriausiai pardavėjai gali perimti kontrolę ir mes eisime žemiau. Ir štai ta mūsų ketvirtoji žvakė mus gali privesti prie štai šitos žvakės ir jinai vadinasi, kaip matote, kontrolės pasikeitimo žvakė. Tai reiškia, kad rinka perima kontrolę arba pirkėjai arba pardavėjai atinkamai kokios spalvos yra štai čia kūnas. Jeigu būtų veidrodinė situacija, tai dabar aš jums ir nupiešiu, tai čia yra pas mus kūnas, čia pas mus yra spaikas, čia yra spaikas, čia būtų atvirkštinis variantas štai šitai žvakiai ir atitinkamai pagal rinką perimtų kontrolę arba pirkėjai arba pardavėjai ir mes tą galime suprasti. Jeigu dar mes turime kažkokį levelį arba palaikymo zoną, gali būti ir pasipriešinimo arba
pasipriešinimo levelis ir aišku mes turime dar vieną patvirtinimą, kad galimai levelis arba zona gali suveikti ir mes galime bandyti atsidaryti sandorį. Toliau mes turime neapibrėžtumo žvakę ir mes matome, kad štai čia yra kūnas, čia yra viršutinis spaikas, čia yra apatinis spaikas ir iškart mes galime pastebėti, kad tiek viršutinis, tiek apatinis spaikas yra beveik vienodo dydžio ir tai mums duoda suprasti, kad rinkoje yra neapibrėžtumas. Neapibrėžtumo žvakės gali būti skirtingos, mes matome štai čia, matome, kad gali būti ir raudonos spalvos, gali būti šiek tiek viršutinis spaikas didesnis nei apatinis, matome, kad čia spaikai yra vienodi, bet beveik mes neturime kūno. Iš tikro šitos žvakės gali būti skirtingos, bet mes turime suprasti, kad mes niekada neturime atsidaryti sandorį, vadovaudomasi tik viena žvake, mes turime turėti dar daugiau patvirtinimo, kad mes galėtume bandyti spėti, kur yra didesnė tikimybė, kad kaina eis toliau. Taip pat noriu paminėti, kad kiekviena žvakė atspindi tam tikro laikotarpio kainos judėjimo, tai tarkim mes turime štai tokią žvakę, aš jums ją nupiešiau ir mes matome, kad pas mane čia yra vienos dienos time frame'as, tai reiškia taip kaina judėjo per paskutinę dieną, tai čia yra atsidarimo kaina, čia yra mažiausias taškas, čia yra uždarimo kaina ir čia yra dienos aukščiausias taškas. Taip pat jeigu mes įsijungsime 4 valandų arba 1 valandos time frame'ą, tai atitinkamai štai šita viena žvakė rodys, jeigu pas mane yra 1 valandos time frame'as, tai rodys 1 valandos kainos judėjimas pokytį ir mes matome štai tokiu būdu, tai yra pas mus žvakės atvaizduoja tam tikro time frame'o kainos judėjimo pokytį ir mes galime pasirinkti tą time frame'ą aišku pagal save ir taip pat noriu paminėti, kad pas mus yra stipriausias signalas, stipriausios žvakės, tai aišku kuo didesniam time frame'e, tai arba 1 dienos arba 1 savaitės time frame'e. Na ir štai čia jau noriu parodyti dabar vieną gyvą pavyzdį, tai dabar pabandykime suprasti, kur ir kokia yra žvakė. Pradėkime tarkim nuo štai šitos žvakės, mes matome, kad štai čia kaina krito ir mes turime štai tokią žvakę, čia yra jos kūnas, čia yra spaikas, čia yra apatinis spaikas ir mes matome, kad spaikai yra daugmaž vienodi ir mes matome štai čia impulsą. Ir mums tai pasako, kad tikriausiai mes galime tęsti trendą ir eiti šiek tiek aukščiau. Štai čia pas mus yra neapibrėžtumo žvakės, tai reiškia, kad rinka kol kas neturi tam tikros krypties, bet po šitos žvakės mes suprantame, kad perėmė kontrolę pardavėjai ir kaina tikriausiai stums dar šiek tiek žemiau. Na ir toliau mes galime pastebėti, kad štai čia yra pas mus dar viena neapibrėžtumo žvakė. Štai čia mes matome, kad yra sekanti žvakė jau su didesniu kūnu. Tai reiškia, jau pradeda po biškį perimti kontrolę pirkėjai. Žvakė užsidarė ir mes galime suprasti, kad tikriausiai toliau mes pamatysime trendo tęstinumą ir eisime aukščiau. Taip pat toliau mes matome, kad štai čia yra pakankamai daug spaikų ir turime štai šitą žvakę ir yra pas mus labai mažas kūnas, yra štai čia didelis spaikas ir mes čia galime tikėtis, kad trendas pasikeis ir mes turime štai šitą žvakę, yra pakankamai didelis impulsas ir jinai mums pasako, kad kontrolę rinkoje perėmė pardavėjai ir yra didesnė tikimybė, kad mes eisime į apačią. Ir štai čia mes vėl matome mūsų neapibrėžtumo žvakę, tai šiek tiek aš priartinsiu, jinai yra štai čia, tai pas mus yra mažas kūnas, yra viršutinis spaikas, yra apatinis spaikas ir tai mums pasako, kad tikriausiai jau bandys kontrolę perimti pirkėjai, nes čia buvo kritimas, tai čia mes turime neapibrėžtumą, trendas gali keistis, tai čia mes turime impulsą, tai yra mes turime žvakę su pilnu kūnu ir matome, kad jos spaikai yra tikrai labai maži ir tai reiškia, kad visą šitą laikotarpį, tai šiuo atveju pas mane yra 1 valandos time frame'as, tai reiškia, kad visą šitą valandą pirkėjai stumia kainą į viršų ir pardavėjai nelabai trukdė ir mums tai duoda suprasti, kad tikriausiai mūsų trendas tęsis toliau. Taip pat mes galime prijungti kitus įrankius iš techninės analizės, tai tarkim levelius ir štai čia tarkim aš turiu savo levelį ir matau, kaip jis puikiai veikia. Tai dabar trumpai aš pakomentuosiu, tai štai čia pas mus susidarė šitas levelis, čia turime keletą patvirtinimų, tai yra false breakų, retestų ir matome, kaip šitas levelis puikiai veikia. Tai mes matome, kad štai čia pas mus susidarė levelis, ėmė šiek tiek žemiau, šitas levelis veikia kaip pasipriešimas, mes gavome pramušimą ir šitas levelis tapo
veidrodinis, tai yra štai čia buvo retestas ir tai patvirtino, kad šitas levelis jau veikia kaip nepasipriešinimo, o kaip palaikymo levelis ir mums tai duoda suprasti, kad mes galime ieškoti dar vieno retesto ir bandyti pasiimti štai čia atšokimą ir štai čia mes turime mūsų neapibrėžtumo žvakę, kuri mums pasakė, kad čia jau yra neapibrėžtumas, čia turime palaikymo levelį ir čia tikrai verta atsidaryti sandorį, nes mes turėjome kritimą, čia mes turime neapibrėžtumą, kuris mums pasako, kad tikriausiai rinkoje kontrolę bandys perimti pirkėjai ir stumti kainą į viršų. Taip pat noriu paminėti vieną pakankamai svarbų dalyką, tai dabar mes panagrinėkime štai šitą pavyzdį ir noriu pasakyti, kad štai čia pas mus prasidėjo kritimas ir matome, kad kritimas truko maždaug apie 8 žvakes, tai reiškia apie 8 valandas, nes pas mane yra 1 valandos time frame'as. Ir mes matome, kad augimas buvo 3 žvakes, tai reiškia 3 valandas ir link ko aš einu, kad pardavėjai kainą stumia beveik 3 kartus ilgiau nei buvo šitas visas augimas ir ką mums tai duoda suprasti, mums duoda suprasti, kad mes tikriausiai turėsime kažkokį rejectą, kaina galimai gaus kažkokią konsolidaciją arba spaudimą ir mes galime pamatyti, kad trendas tęsis toliau ir mes matome, štai čia yra mūsų signalas, kur mes galėtume pasimti entry tašką ir bandyti pasimti štai šitą kainos judėjimą. Jeigu kažkas nežinote, kas yra leveliai ar kas yra prekyba, bet jums yra įdomu ir jūs norite susipažinti, tai jūs galite nueiti į mūsų svetainę cryptoartika.lt arba jūs rasite nuorodą šio video aprašyme, štai čia spaudžiame Arctica Junior ir jūs galite gauti visiškai nemokamai mini mokymus ir jūs tiesiog susipažinsite arčiau, kas yra prekyba, kas yra leveliai, kaip reikia jį nusibražyti, koks levelis yra stiprus ir dar daug įvairiausios naudingos informacijos. Taip pat mes turime Arctica Academy, tai čia jau yra pilnavertiški mokymai, čia yra mokymo programa, kuri užtrunka tikrai pakankamai ilgai, tai bent jau 3 mėnesius, tai jūs čia išmoksite ne tik apie prekybą, bet jūs čia išmoksite daug įvairiausių dalykų ir aplink ją. Tai yra rizikos valdymas, psichologija, koks turi būti požiūris į prekybą, kas yra indikatoriai, kas yra indikatorių prekyba, kaip naudotis leveliais, kaip sujungti levelių prekybą ir indikatorių prekybą ir dar daug naudingos informacijos, kurią jūs galėsite pritaikyti savo prekybą tam, kad gauti geresnius rezultatus. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme, galite nueiti, pasiskaityti, susipažinti šiek tiek plačiau, taip pat galite pasiskaityti atsiliepimus, tikrai žmonės yra patenkinti ir mes tengiamės padaryti šitą mokymo programą tokią, kokią mes norėjome matyti, kai mes tik pradėjome prekiauti ir tikrai tokios informacijos buvo pakankamai mažai, tai mes pasistengėme sudėti viską į vieną vietą, kad kiekvienam iš jūsų būtų aišku ir kad jūs galėtume šitas žinias pritaikyti praktikoje ir iš to aišku pasidaryti pelną. Taip pat, jeigu kils kažkokių klausimų, tai jūs drąsiai galite kreiptis į mūsų administratorių, tai jo nuorodą irgi rasite šio video aprašyme. Jeigu norėsite užduoti kažkokius klausimus arba kažko pasiklausti, jūs rašykite mūsų administratoriui ir tikrai jis jums padės ir atsakys į jūsų klausimus. Tikiuosi šitas video buvo naudingas, tad nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką ir taip pat galite parašyti savo mintis komentarą. Iki greito.